pakartosiu, kad LNK televizija labai klaidina visuomenę. Jinai yra gavusi iš mūsų leidimą renginiui, tačiau mes negalėjome išduoti leidimo tik tai koncertams. 3 koncertams miesto centre, nes tai neleidžia tarybos sprendimas. Todėl šiuo atveju aš tikrai laikau, kad tai yra LNK televizijos spaudimas politikams ir tai, mano manymu, yra labai grėsmingas reiškinys, nes, jeigu dabar tai, kad politikai vykdo pagaliau įstatymą, vykdo numatytas miesto tvarkas, už tai nusipelno tokio persekiojimo, tai yra tiesiog televizijos vadovų, mano manymu, supratimas apie demokratinį ir pilietinę visuomenę. Kurios sprendimų buvo? Kuris sprendimas sukėlė kliūčių, tarkim, rengti lietuvos? Šiuo atveju LNK pasėmė sprendimą, aš dabar nepamenu kiek, nes neškai išdavinėjo leidimus šiuo atveju, pasėmė sprendimą prieš renginį ir mes net nebijojame, kad jisai vyks. Tik tai vienintelis, ko mes nesutikome, leisti masinių koncertų Rotušės aikštėje. Nes pirmiausia, tai neprieštarautų mūsų tarybos sprendimui, antra, mes negalim pravažiuoti miesto centro. Todėl LNK apsisprendė patys daryti kitoje vietoje. Mes sveikiname tokį apsisprendimą. Prašau, Palangoje kitur, netgi manyčiau, yra labai gerai, mes taip padėjome ir Palangai. Man nuvertė namą, ir namą likausi, ir nieko, į būtą man neduoda. Gal ir duosim. A kada duos? Kada duos? Nu pažiūrėkit, su anuku gyvenu palapinėse. Jau žiūrėjau. Kur man gyventi? Jūs įsvertė, taip prašau, duokit būtą man. Я вас наmus. Сегодня как раз Международный день. Сегодня это манерится. И, конечно, пару мероприятий, которые совместно организуются. Скажем, в честь этого дня мы посетили там.